Ir vėl gavau 3 minučių voice message iš savo draugo apie jo naują šuniuką. Dabar šiais laikais taip madinga siųsti voice messages, o mes ieškome su kuo pabendrauti, net nepasidomėję, ar tas žmogus nori ir gali kalbėti šiuo metu. O kas, jeigu tu nori pasikalbėti čia ir dabar, bet jauti, kad su savo problemomis lieki vienas pats. Jaunimo linijos savanoriai budi 24 valandas per parą, ištisus metus, kad jaunas žmogus kritinių gyvenimo atveju turėtų su kuo pasikalbėti. Tačiau pagal turimus resursus jaunimo linija gali atsiliepti tik tais 2 iš 3 kreipimus. Jūsų parama užtikrina, kad jaunimo linija galės paruošti pakankamą savanorių kiekį, kurie galės atsiliepti 50 000 kreipimusi per metus. Šią paramą galime skirti visi, dirbantis arba gaunantis pajamas. O jeigu ši pinigų suma nėra skiriama, ji grįžta į valstybės biudžetą. Nežinai, kaip skirti 1,2% paramą? Google sistemoje įvesk elektroninį